Susitikimas su Jėzumi – tai akimirka mūsų gyvenimuose, kur mūsų gyvenimas gali pasikeisti, jeigu mes patikime juo. Ir vienas fariziejus pasikvietė Jėzų į namus, o Jėzus ateidavo ir pas nusidėjėlius, ir pas rašto žinovus, jis atėjo ir pas fariziejų. Ir Simonas prie stalo sėdi su juo susirinkę žmonės, Jėzus jų tarpe. Ir štai, veiksmas pakrypsta taip, kad ateina viena moteris, žinoma mieste nusidėjėlė. Ir jie atsineša brangų indą kvepalų ir išpila Jėzui ant kojų. Simonas pradėjo svarstyti apie Jėzų. Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kurį jį liečia, nes ji nusidėjėlė. Ir Jėzus pradeda kalbėti į Simono širdį. Pradeda kalbėti apie atleidimą, apie meilę. Jėzus pradeda belstis į jo širdį. Jėzus ne tik ateina į namus žmogaus, kad su juo pakalbėtų, kažką pasvarstytų apie kitus, kokie jie nusidėjėliai. Viešpats norėjo pakeisti ir Simono širdį ir jam atleisti jo nuodėmes, nors jam atrodė, kad jo nuodėmės galbūt mažos, lyginant su ta nusidėjėlė, kuri atėjo. Taigi Jėzus pasisuka į tą moterį ir sako, tavo nuodėmės atleistos, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami. Taigi atnešk Viešpačiui savo širdį, kaip tą indą, galbūt ten sutepta. Galbūt rūpesčiai, naštos, galbūt tu nusidėjęs ir tai, kad tu turi savyje, nėra šventa Dievo akyse. Išliek tai Viešpačiui. Ta kaltė, kuris slegia, išliek tai Viešpačiui. Gal tai atrodo brangu tau šiandien, kaip kvepalai tuo metu brangu buvo. Ji išliejo tai Viešpačiui. Ji patikėjo, kad Viešpačiui gali visą pavesti. Patikėti jo, o Viešpats sako, tavo nuodėmės atleistos. Eik rami. Tai momentas su Viešpačiu nebus kalba apie kitus. Tai bus kalba apie tavo ir jo santykį. Apie tavo patikėjimą juo. Apie tavo kalčių atidavimą jam ir priėmimą jo ramybės, jo atleidimo į tavo gyvenimą.